Dievas yra meilė, bet jis yra ir teisėjas. Turime teisingai suprasti viešpaties gerumą ir viešpaties griežtumą. Biblija, Dievo žodis, yra konstitucija, pagal ką Dievas teis kiekvieną žmogų ir tautas. Viešpats nesivadovauja jausmais, jis vykdo pažadus pagal kraujo sandoras, sutartis, užrašyta šventame rašte. Taip pat elgtis jis mokina ir savo vaikus. Žmonės turi suprasti, ką pasėsi, tokį derlių ir nupjausi. Iš Dievo nepasišaipysi. Nereikalaukite, jei pasėjote piktžoles, nupjauti kviečių derlių. Kraujo sandorose, sudarytose sutartyse, Dievas yra su Abraomo, Izaoko, Jokūbo sėkla, tai yra su Izraeliu, ir krikščionimis, gimusiais iš šventosios dvasios jo vaikais, pagal Joną 3:3-7, Galatams 3:13. Viešpats saugo, gina, laimina tuos, kurie yra kraujo sandoroje su juo, kurie vykdo jo žodį, garbina jį dvasioje ir tiesoje. Jono 4:21-26. Dievas myli kiekvieną žmogų, todėl įsakė skelbti atgailą, išgelbėjimo evangeliją. Tačiau viešpats neduoda vaikų duonos palaiminimo tiems, kurie atstūmė jo sūnų Jėzų Kristų. Jokūbo 4:6. Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Mato 7:19. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį. Pavyzdžiui, išimtinais atvejais, jei turistas buvo užpultas plėšikų ar pateko į avariją, mes galime suteikti būtinąją pagalbą ir po to išsiųsti į jo valstybę. Bet mes neprivalome priimti pas save gyventi ir išlaikyti nekrikščioniškos kultūros žmonės. Ir kodėl giminingos kultūros valstybės neduoda jiems pagalbos? 2 Korintiečiams 6:14-7. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais Jėzumi Kristumi. Kasgi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo? Ir kas bendro tarp šviesos ir tiesos? Patarlių 14:12. Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį. Patarlių 3:27. Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia. Bet mes matome, kad ne visiems dera daryti geradarystės. Romiečiams 12:2. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami Dievo žodžiu savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Mato 7:6. Neduokite to, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Jono 2 Jono 9:11. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi Kristaus mokymo, tas turi ir tėvą, ir sūnų. Jei kas ateina pas jūs ir neatneša šio Jėzaus Kristaus mokymo, to nepriimkite į savo namus ir nesveikinkite, nes kas jį sveikina, dalyvauja piktuose jo darbuose. Šalinkitės patarimų, religinių veikėjų, kurie iškraipo Dievo žodį. Mato 15:13-14. Kiekvienas augalas,
kurio nesodino mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Palikite juos. Jie akli, aklųjų vadovai, o jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris. Vienybė tarp žmonių ir tautų gali būti statoma tik ant Jėzaus Kristaus, Dievo žodžio, šventosios dvasios pamato. Evangelijoje Dievo žodis simbolizuoja kalaviją. Žydams 4:12. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies mintis bei sumanymus. Apreiškimo Jonui 1:16. Dešinėje rankoje jis, Jėzus, laikė 7 žvaigždes, o iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas. Dievo žodis, kaip kalavijas, atskiria tamsą nuo šviesos, melą nuo tiesos, nuodėmės nuo šventumo, mirtį nuo gyvenimo ir palaiminimo. Jono 14:6. Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Dievą tėvą, kitaip kaip tik per Jėzų Kristų. Apreiškimo 18:4. Išeikite iš jos, Babelės, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėt jos negandų. Apreiškimo 19:11-16. Europos Sąjungos vyriausybės pateko į spąstus, nes leido įstatymus toleruojančius nuodėmes, nesiremdamos Biblijos šventumu, tiesa, teisingumu, neprašydamos šventosios dvasios išminties. Pakartoto įstatymo 17:18. Dievas įsakė visiems valdžios žmonėms skaityti Bibliją, laikytis Dievo žodžių, kad jų širdis nepasikeltų į puikybę. Patarlių 20:27. Žmogaus dvasia yra Viešpaties žiburys tyrantis širdies gelmes. Patarlių 8:4-17. Manimi, Dievo išmintimi, šventąja dvasia, kunigaikščiai, kilmingieji ir teisėjai valdo kraštą. Patarlių 7:2. Saugok mano įsakymus ir būsi gyvas, sergėk mano įstatymą, kaip savo akies vyzdį. Patarlių 2:15, patarlių 3:1-7. Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Nebūk išmintingas savo akise, bijok Viešpaties ir venk pikto. Patarlių 1:9-32. Deja, jie, įstatymus leidžiantis valdžios žmonės, nekentė gyvojo Dievo pažinimo, Biblijos, nepasirinko Viešpaties baimės. Jie nepriėmė mano, tai yra šventosios dvasios patarimų. Jie paniekino Dievo barimą. Todėl jie valgys savo kelių vaisių, pasisotins savo sumanimais. Neišmanėlių užsispyrimas ir kvailių neapdairumas atneš jiems tą derlių, kurie jį pasėjo.